Taigi, labas vakaras visiems, ar laba diena, žiūrint kas kada žiūrit. Ir šį kartą pakalbėsim apie kelią, kuriuo galima, kaip aš mėgstu pavadinti, užsidirbti savo pensiją. Nes jeigu žmonės, kurie nenori kurti komandos, kurie nenori kviesti kitų žmonių į šitą verslą, tačiau vis tik tai apsisprendžia spaudyti reklamėlės, tai yra vienas puikus, šaunus kelias, kaip sau užsidirbti pensiją. Kodėl aš sakau pensiją? Ogi todėl, kad, tarkim, normalioj situacijoje labai daug žmonių, bent jau žmonių, kuriuos aš pažįstu, iš tikrųjų savo moka dalį, kiekvieną mėnesį atideda mažytę dalelytę savo atlyginimo, taip kurdami savo pensijos fondą. Reiškia, kiekvieną mėnesį žmogus turi atidėti, turi atimti iš savęs kažkiek pinigėlių, kad galėtų sukurti savo pensijos fondą. Ir kažkada, kai ateis pensija, žmogus tiesiog turės didesnį pensiją ir galės laisviau gyventi. Būtent todėl šitą planą, kurį dabar jums papasakosiu, aš irgi vadinu pensijos planu, tačiau su vienu dideliu skirtumu. Jeigu tam kitam variante žmonės paprastai turi iš savęs atimti dalį pinigų, dalį mėnesinių lėšų, kad jas atidėti, kad po to galėtų gyventi. Tai šiuo atveju iš žmogaus reikalaujama tik truputėlis laiko. Maždaug apie 12-13 minučių dienos paskirk reklamų žiūrėjimui. Tiesiog galbūt ryte gerdamas kavą, tų 12 minučių pažiūrėsi reklamas. Galbūt vakare gerdamas arbatą pažiūrėsi reklamas, o galbūt nusuk trupučiuką laiko tų 10-12 minučių nuo televizijos žiūrėjimo ir pažiūrėk reklamas. Ir tik tai darydamas per eilę mėnesių, apie kuriuos pakalbėsim dabar, galėsi užsidirbti savo pensiją, neatimdamas iš savęs nei kapeikos, nei cento iš savo mėnesinių lėšų. Taigi, žiūrėkime reklamas. Ir čia pirmiausia, ką matote 5 paketus, 5 mokamus paketus, tačiau kaip visada, kaip įprasta, kai žmogus pasirašo kontraktą, kai žmogus užsiregistruoja, pirmiausiai kompanija jam padovanoja bronzos paketą. Ir kadangi bronzos paketas yra dovanotas, tai jokios investicijos daryti nereikia. Tačiau bronzos paketas, ką mums suteikia, tai suteikia galimybę užsidirbti pinigėlių, užsidirbti lėšų, kad galėtumėm įsigyti šituos paketus, kuriuos jūs dabar matote ekrane. Tai yra busterio paketas, $399, sidabro, aukso ir visi likusieji. Žodžiu, noriu pasakyti, kad kiekvieno paketo galiojimo laikas yra 12 mėnesių. Tai yra nuo to momento, nuo tos dienos, kai įsigyjate kažkurį iš paketų, bet kuris iš paketų galios 12 mėnesių. Tačiau, jeigu tos 12 mėnesių bėgyje iš vieno paketo pakeisite į aukštesnį, kitą, didesnį paketą 12 mėnesių bėgyje, vadinasi, jums tereikės mokėti skirtumą tarp paketų. Pavyzdžiui, jeigu turite busterį, patį pirmąjį viršutinį paketą, kuris kainuoja $399, pavyzdžiui, ar ne, ir keletą mėnesių turėjot šitą paketą, bet dar nesibaigė 12, tarkim 4 turėjot šitą paketą, vis dar 12 nesibaigė. Ir staiga sugalvojate pakilti į sidabro paketą, tai jums nereikės mokėti $899, reikės mokėti tik tai skirtumą tarp paketų kainos, tai yra tik 500. Ir šita taisyklė galioja ir remianti šitą taisyklę, dabar pažiūrėsim, kaip, kada, kiek mėnesių turi praeiti, kad galėtumėt pakilti iki pačio aukščiausio paketo ir kad po to galėtumėt ramiai sau gauti tuos beveik 3000 litų kiekvieną mėnesį. Tai ir yra ta mano vadinama kabutėse pensija. Taigi, dabar pamėginsim peržvelgti visus paketus ir mėnesius, ką mes galim su jais padaryti.
Be abejo, kaip jau minėjau, pirmiausiai pasirašom kontraktą ir kompanija mums padovanoja bronzinį paketą. Bronzinis paketas nemokamas, kaip jau sakiau, jis dovanojamas, vadinasi, mes neturėjome įdėti, investuoti nei vieno cento iš savo kišenės. Tačiau bronzinis paketas mums suteikia galimybę per dieną pažiūrėti 10 reklamų, kiekvienai iš jų skiriam tik tai 1 minutę. Nu ir aišku, ten su įsijungimu, perjungimu, tarkim, nesakysiu 10 minučių, sakysim 12 minučių. Taigi, kiekvieną dieną turėdami bronzos paketą, mes sugaištam viso labo 12 minučių pažiūrėdami 10 reklamų. Ir per mėnesį laiko, būtent šitai darydami ir tik šitai ir daugiau nieko, per mėnesį laiko mes užsidirbame $60. Tokiu būdu 7 mėnesiai, kiekvieną iš tų 7 mėnesių mes gaudami po $60, kai pasibaigia mūsų 7 mėnesiai, mes jau turėsim sukaupę $420. Ir kaip matėte, pirmam puslapį, pirmam tam paveiksliuke, boosterio paketas kainuoja $399. Vadinasi, padirbėję 7 mėnesius, kasdien po 10 minučių, mes sukaupėm $420 ir to pakanka, kad galėčiau paimti didesnį paketą. Nors galėčiau ir pasiimti tuos pinigus, bet jeigu aš pasiimčiau savo tuos 420, tai dar sekantys 7 mėnesius gaučiau tik po 60. Vadinasi, nedarykime šitos klaidos. Nepasiimkim pinigėlių, nes jeigu pasiimsim šitus 420 savo, tai žengsim žingsnį vėl atgal. Ir vėl pradėsim nuo nulio. Ir vėl reikės 7 mėnesių, kad vėl sukauptumėm tuos 420. Taigi, neskubėkim, neimkim šiuo momentu tų pinigų, tiesiog juos uždirbom ir juos investuokim į sekantį paketą. Taigi, po 7 mėnesių mes nusiperkam boosterį. Kai nusipirkom boosterį, tai kainų skirtumas mums liko $21. Reiškia, pradedam dirbti su boosteriu ir nusipirkus mums liko $21. Dabar, nesvarbu, kiek mėnesių turėjom bronzos paketą, tačiau nuo to momento, kai įsigijom boosterį, mums iš naujo pradeda skaičiuotis 12 mėnesių. Va dabar bus labai tas svarbus momentas, kad jeigu šitų naujų 12 mėnesių bėgyje mes keisim paketą, tada jau mums reikės mokėti tik tai skirtumą. Taigi, kadangi pasiėmėm boosterį, nusipirkom boosterį, tai šiuo atveju mes jau per mėnesį užsidirbsime už reklamas, taip pat už 10 reklamėlių. Už tų 12 minučių per dieną mes užsidirbsime į mėnesį po $100. Tokiu būdu, kaip matote čia paveiksliuke, 5 mėnesius dirbam ir kiekvieną mėnesį po 100. 100 plus 100 plus 100 pasibaigė 5 mėnesiai, mes sukaupėme 500. Ir turint mintyje, kad iš pradžių turėjome 21, vadinasi, po 5 mėnesių darbo, turėdami boosterio paketą, mes jau turime $521. Dabargi, sidabro paketas kainuoja $899. Ir mes padirbom tik 5 mėnesius, vadinasi, vis dar telpam į tų 12 mėnesių taisyklę. Vadinasi, kad nuo boosterio paimti sidabro paketą, kad pakilti, kad padaryti tą upgrade, mums tereikia mokėti tik skirtumą. Ir nuo 900 iki 400 mūsų skirtumas yra $500. Taigi, padirbėję tik 5 mėnesius su boosteriu, mes jau sukaupėm tą skirtumą. Vadinasi, po tų 5 mėnesių mes jau galim paimti ir reikėtų tai daryti. Tai yra pats tiesiausias kelias ir teisingiausias kelias. Po 5 mėnesių mes pasiimam sidabro paketą. Kai pasiimam sidabro paketą, vėlgi mums liko $21 kišeniai. Taigi, pasiėmėm sidabro paketą ir nuo šio momento
per mėnesį už mūsų reklamų žiūrėjimą, už tų 15 minučių reklamų žiūrėjimą, nu čia gal keletą minučių daugiau, nes bus šiek tiek daugiau reklamų, mes per mėnesį užsidirbsime $240. $240 vieną mėnesį, antrą ir trečią. Po 3 mėnesių darbo mes turėsime sukaupę $720. Ir turint omeny, kad mums dar liko 21, kai pirkom paketą, pridedam dar tą 21, vadinasi, po 3 mėnesių darbo sidabriniam pakete mes turėsim sukaupę $741. Taigi, 5 mėnesiai busteryje plus 3 mėnesiai sidabro pakete, mes išeikvojom tos 12 mėnesių taisyklėje dar tik 8 mėnesius. Vis dar telpam į 12 mėnesių taisyklę. Vadinasi, kad pakilti iki sekančio paketo, vėlgi mums reikia mokėti tik tai skirtumą tarp paketų. Tai yra, aukso paketas kainuoja $1599, o už sidabrą mes esam sumokėję $899. Vadinasi, skirtumas yra 700. Ir kadangi, dar kartą kartoju, vis dar telpam į 12 mėnesių taisyklę, nes praleidom dar tik 8, vadinasi, mums vėlgi reikės mokėti tik skirtumą tarp paketų kainų ir tai yra 700. Ir kadangi su sidabro paketu mes jau esam sukaupę $741, o mums tai reikia tik 700, tai va čia mes vėl eilinį kartą galim pakeisti paketą, galim pakilti dar į didesnį, į aukso paketą ir užsidirbti dar daugiau pinigėlių už tą patį darbą. Taigi, pakilom į aukso paketą, sumokėjom tuos 700, tą skirtumą tarp paketų ir mums dar liko $41 kišenėje. Taigi, čia, kadangi ten skaičiavom, kad mes turim 8 mėnesius, čia mums nuo tų 8 mėnesių iki 12 yra likę 4 mėnesiai iki 12 mėnesių pabaigos, iki metų pabaigos, likę 4 mėnesiai. Po tų 4 mėnesių mes būtinai turėsim atnaujinti paketą. Ir dėmesio, kai perkam paketą 12 mėnesių bėgyje, vidury kur nors, tai mokam tik skirtumą. Bet kiekvieną kartą, kai 12 mėnesių pasibaigia ir reikia atnaujinti paketą, tada jau turim mokėti visą pilną paketo kainą. Taigi, kaip matom paveiksliuke, kad mums liko 4 mėnesiai iki atnaujinimo. Tai reiškia, kad po tų 4 mėnesių mes turėsim mokėti pilną paketo kainą. Žodžiu, tokiu atveju žiūrim, kas mums gaunasi. Turėdami aukso paketą, mes į mėnesį užsidirbame po $400 ir tokiu būdu, kadangi likę 4 mėnesiai iki atnaujinimo, iki to 12 mėnesių taisyklės, vadinasi, $400 ir 4 mėnesiai, mes per tuos 4 mėnesius uždirbome $1600. Nu ir aišku, dar 41, kur buvo likęs nuo pirkimo, pasibaigus tai 12 mėnesių, pasibaigus tiems metams, kai atėjo reikalas atnaujinti paketą, mūsų balansai yra $1641. Dabar, po 12 mėnesių reikia atnaujinti, kaip jau minėjau, atnaujinant paketą privalom mokėti visą pilną paketo kainą. Taigi, turim 1640, o auksinis paketas kainuoja 1599. Vadinasi, be jokių problemų, kai baigėsi mūsų pirmieji metai, mes atnaujinam taip pat aukso paketą. Ir kaip matote šitam paveiksliuke, atnaujinom aukso paketą, sumokėjom tuos 1600 ir $42 dar liko mūsų likutis. Vėlgi, vienas mėnuo, antras, trečias, ketvirtas, su aukso paketu dirbdami 4 mėnesius, uždirbdami per mėnesį po $400, mes po 4 mėnesių savo sąskaitėlėje turim
1600, bet dar pridėkim tuos 42 tą likutį, kur mums liko atnaujinant paketą. Vadinasi, po 4 mėnesių darbo mes turime $1642. Bet čia jau prasidėję antrieji mūsų metai, tai yra vėl papuolam į 12 mėnesių taisyklę. Ir toj 12 mėnesių taisykliai mes išeikvojam tik 4 mėnesius. Vadinasi, jeigu mums galima pritaikyti 12 mėnesių taisyklę, tai sekantį paketą mes galim įsigyti tik mokėdami skirtumą tarp paketų. O tai yra, kad sekantis paketas, tai yra platinos paketas, kainuoja $2999, o už aukso paketą mes esam jau sumokėję $1600. Vadinasi, skirtumas tarp paketų kainų yra $1400. O tai reiškia, kad viso labo padirbę 4 mėnesius su auksiniu paketu, mes jau galim puikiausiai sumokėti skirtumą ir tokiu būdu padirbę antrų metų tik 4 mėnesius, mes vėl pasikeičiam paketus, tai yra nusiperkam platinos paketą. Nusipirkę platinos paketą, per mėnesį mes jau užsidirbame $800. Vienas mėnesis, antras, trečias, ketvirtas ir per 4 mėnesius po $800 mes jau užsidirbame $3200 su platinos paketu. Tačiau, aišku, mes dar turim likutį. Kai keitėm paketą, mūsų likutis yra $242, vadinasi, sudėję likutį su tuo, ką užsidirbam per 4 mėnesius, po 4 mėnesių darbo su platinos paketu mes jau sukaupėm $3442. Ir vėlgi, pirmi 4 mėnesiai buvo aukso pakete, antri 4 mėnesiai buvo platinos pakete, o tai reiškia sumoj 8 mėnesiai. Vadinasi, dar vis įtaikom į 12 mėnesių taisyklę. Vadinasi, kylant paketų, pasikeliant į aukštesnį paketą, vėlgi mums nereikia mokėti pilnos sumos, kadangi dar nesibaigė mūsų 12 mėnesių. Vadinasi, šitoj vietoj mes darom dar vieną upgrade, mes pasimam jau patį didžiausią, patį brangiausią paketą, tai yra vizionieriaus paketą. Ir pakilę į vizionieriaus paketą, sumokėję skirtumą tarp paketų, mums vis dar liks $442. Taigi, tačiau čia jau mums liko tik 4 mėnesiai iki paketų atnaujinimo. Nes po 4 mėnesių baigėsi mūsų antrieji 12 mėnesių, mūsų antrieji metai. Baigėsi mūsų 12 mėnesių taisyklė. O tai reiškia, kad tuos 4 mėnesius pabūsim vizionieriaus pakete ir baigsis mūsų metai. Ir kai baigsis mūsų metai, kaip jau anąkart sakiau, mes privalom atnaujinti paketą. Ir atnaujindami paketą mes privalom mokėti visą pilną paketo sumą. Taigi, vizionieriaus pakete per mėnesį mes užsidirbam $1600. 4 mėnesiai po 1600 plus likutis, kur mums liko keičiant paketus. Vadinasi, per tuos 4 mėnesius iki metų galo mes užsidirbsime $6842. Ir baigėsi mūsų metai, baigėsi mūsų 12 mėnesių taisyklė. Vadinasi, šitoj vietoj čia mes turime pilnai atnaujinti mūsų paketą. Ir kadangi turim sukaupę $6842, vadinasi, be jokių problemų mes galim atnaujinti vizionieriaus paketą, kadangi jo kaina $5999. Taigi, čia mes jau atnaujinam vizionieriaus paketą, mums atnaujinus šį paketą pagaliau pirmą kartą lieka pinigėliai, kuriuos jau galime nusiimti. Tai yra, pirmą kartą mes paprašom, kad tas likutis, ir tai bus $843,
kad tas likutis būtų pervestas į mūsų sąskaitą, į mūsų banko sąskaitą. Ir nuo šio momento kiekvieną mėnesį mes persivysim pinigėlius į mūsų banko sąskaitą. Ir taip kiekvieną mėnesį gausim pinigėlius ir po metų tiesiog turėsim padaryti vėl tą patį. Po sekančių 12 mėnesių vėl atnaujinam paketą ir toliau važiuojam. Ir taip visą laiką ir taip iki galo. Žodžiu, kaip matote, bendroj sumoj kas gavosi? Gavosi 7 pirmi mėnesiai bronzos pakete ir toliau 12 mėnesių ir 12 mėnesių ir jau mes kasmet atnaujinam ir atnaujinam ir atnaujinam paketą vizionieriaus ir kasmet mes gaunam tą patį ir tą patį ir tą patį. Tai yra tiesiog, tai šitą planą aš vadinu pensijos planu. Labai siūlyčiau išsinagrinėti šitą planą. Jeigu kas nors neaišku, tikrai pasiūlyčiau pasikalbėti su žmogum, kuris jums davė šitą filmuką, šitą įrašą pažiūrėti, jis tikrai jums patars ir tiesiog patarčiau labai paprastai. Žinoti, kiek mėnesių turite būti kuriam pakete. Pirmas paketas, bronzos paketas, 7 mėnesiai. Kai baigėsi 7 mėnesiai, skambinkit žmogui, kuris jums davė šitą filmuką. Skambinkit ir sakykit, aš jau turiu sumą sekančiam paketui, jis jums padės pakeisti paketą. Ir vėlgi, žiūrėdami šitą patį filmuką, matysite, kiek mėnesių galite būti ramus, bet kai pasibaigs busterio mėnesiai, vėl skambinkit žmogui ir sakykit, aš jau turiu sumą sekančiam paketui. Ir tokiu būdu kartu pakilsit visais laipteliais, visais šitos karjeros laipteliais ir turėsit savo ramę ateitį. Taigi, linkiu sėkmės, linkiu įvykdyti jūsų planą, linkiu sekti labai atidžiai tuos mėnesius, linkiu kiekvieną dieną 5 kartus per savaitę žiūrėti reklamėlės ir linkiu pasidaryti, pasidirbti, užsidirbti savo iš tikrųjų rimtą pensiją, nes pensija, kurią mums moka valstybė, tikrai yra mažesnė. Taigi, tai reikia tik tai 12-13 minučių jūsų laiko ir jūsų noro. Taip kad linkiu sėkmės ir viso geriausio.